Sveiki. Pristatau Jums galimybę tiek ir patiems pasirašyti sąskaitą, kas išrašė sąskaitą, tiek ir kvituose bei komerciniuose pasiūlymuose ar prekių paslaugų priėmimo perdavimo aktuose. Taip pat galite suteikti ir galimybę sąskaitos išrašymo momentu pasirašyti ir klientui sąskaitoje. Tai kaip tai atlikti? Keliaujame į modulius ir susirandame dokumentų pasirašymus modulį. Jį įdiegiame ir modulį įdiegus rasite pasirinkimą įjungti kliento pasirašymą. Tai aktyvuojame, jeigu mums reikalingas parašas sąskaitos išrašymo momentu, bet tai nebus prievolė, galėsite pasirinkti, kad parašas nebūtų reikalingas kiekvienu skirtingą atveju. Taip pat žemiau galite įsivesti savo parašą, kuris bus atvaizduojamas sąskaitą išrašę lauke, ties jūsų vardu pavardę, kvituose bei kitose dokumentuose sistemoje. Spaudžiame atnaujinti nustatymus ir keliaujame tada išrašyti sąskaitą. Spaudžiame sukurti sąskaitą, pasirenkame koks tai pirkėjas, pasirenkame kokią parduosime prekę, įsirašome pirkėjo rekvizitus ir galime pasirinkti kliento parašas, spaudžiame, kad klientas pasirašys. Išsaugome, sąskaita bus sukurta automatiškai ir galime peržiūrėti per akutę, kaip tai atrodo. Tai naujame šablone matome, kad sąskaitą išrašė vardas pavardė, tai mūsų paskyros vardas pavardė ir mūsų parašas, bei sąskaitą priėmė pirkėjas bei jo parašas, jeigu tai yra reikalinga. Tokie funkcionalumai būtent jau jūsų parašai yra galimi, kaip ir minėjau, ir prekių paslaugų priėmimo aktuose, taip pat ir komerciniam pasiūlyme, kol kas pirkėjui tik tai būtent sąskaitoje suteikiama galimybė pasirašyti. Tai gero naudojimo ir iki.